Labas žmogau, kaip pakliūti į Rusiją? Jūs dažnai tiesiog transliacijų metu, ypatingai iš Rusijos, ar šiaip prašau man žinutės ir klausėt, kokiu būdu ir kaip pakliūti į Rusiją. Taigi, šiame video aptarsim, kaip pakliūti į Rusiją, kokie gali būti sunkumai arba kokie gali iškilti niuansai, bandant pakliūti į Rusiją. Baisu tai nebaisu, pjauna lietuvus ar nepjauna ten lietuvų, viską šitą mes aptarsim ir ant kiek lietuviam čia yra saugu. Pirmas dalykas, norint pakliūti į Rusiją, tai reikia gauti vizą. Vizos yra elektroninės, išduodamos per 4 kalendorinės dienas. 4, galbūt 5, aš net neskaičiu, bet man maždaug taip išdavė. Tam reikalui reikia nuveiti į pagal nuorodą. Nuorodą rasit po šito video. Elektroninės vizos išdavimo puslapin. Reikia užpildyti ten reikalingus punktus. Šiaip tai išpildyme nėra nieko sudėtingo. Reikia nurodyti kontaktą ir adresą. Tai manau būtų galima paimti kokį nors viešbutį atrasti. Booking'e nerasit, galite neieškoti. Bet jeigu kažkiek turi smegenų, tai kontaktus viešbučio Maskvoje ir Piterį atrasit. A jeigu ir to nesugeba, tai bijau, kad jums gal iš Lietuvos niekur važiuoti ir nereikia. Reikia sėdėti prie jūsų mylimos žiniasklaidos. Jau kartais netyčia pakliūvate į mano kanalą. Taip pat užsipildom vizos dokumentus. Pildyt galima anglų kalboj. Sumokam apie 119–120 Dubajų pinigų. Tai gaunasi maždaug nepilnas 50 eurų. Ir po 4–5 dienų, galbūt anksčiau, vėliau abejoju, gaunat rusišką vizą. Aš šiaip tai ją atsispausdinu, bet man jos niekas ant sienos neklausė, kaip suprantu, jinai yra duomenų bazėje. Dabar, bet turint vizą, galima jau vykti į Rusiją. Vykti į Rusiją yra 3 būdai. Asmeniniu transportu, peškom pereiti sieną arba visuomeniniu transportu. Pradėsim nuo paprastesnio tikriausiai, kai kam, nors man tai paprasčiau yra nuosavų transportu. Su Rusija, iš Lietuvos, tai mes turim tik tai su Kaliningradu sieną. Ten dabar tik tai vėlgi, kiekvieną kartą reikia pasitikrinti, kurie pasienio postai veikia. Dėl to aš jų dabar ir nevardinsiu, nes neaišku, kad jūs žiūrėsite, nes mūsų galų varomi sulaukėję politikai karts nuo karto sugalvoja tai atidaryti, tai uždaryti postus su Rusija. Iškart pasakysiu, per Baltarusiją į Rusiją patekti neįmanoma. Jau nuo 16 metų tarp Rusijos ir Baltarusijos gali pravažiuoti tik tai Baltarusijos ir Rusijos piliečiai, kitų nepraleidžia. Tikrinta ir ne vieną kartą. Aš paprastai taisyklės ir ribojimus tikrinu ir ne vieną kartą. Netgi šiemet bandėm patikrinti. Štai to nesigauna. Taip pat lieka vykti tik tai tiesiai. Galim iš Lietuvos per Kaliningradą keliauti po Rusiją. Tai vienas iš variantų, privažiuojat prie veikiančio Lietuvos, jeigu šnekam tą prasme, be mašinos. Privažiuojat bet kurio veikiančio Kaliningrado sritim postų. Jeigu praleidžia peškom, perinam ir ten toliau nuvykstam į Kaliningradą ir iš ten lėktuvu Piteris Maskva ir keliaujam po visą Rusiją, kur jums reikia. Toliau galima su nuosavu automobiliu važiuoti iki Kaliningrado ir iš ten skristi lėktuvu. Apie automobilį po to atskirai pakalbėsim. Kitas variantas yra bent jau važiuoti į Latviją arba Estiją, bet vėlgi reikia pažiūrėti, kurie pasienio postai praleidžia peškom. Mes, kur važiavom prie Estijos pasienio postą, tai ten peškom žmonės vaikšto ir nėra jokių eilių. Targi, nuvažiuoti ten Luham ar kažkaip tai vadinasi tas Estijos postas, gal šitą vietą pabandysiu uždėti pavadinimą video šitą ir perinat, sėdat, įsikviečia taksi, nuvažiuojate iki Pskovo ir iki Piterio iš Pskovo važiuoja greitasis traukinys. Tai vėlgi šitą tai yra viskas labai paprasta pakliūti į Rusiją. Dabar, jeigu sugalvosit važiuoti nuosavu automobiliu, kokia situacija tarp Lietuvos ir Kaliningrado, nežinau, kiekvieną kartą žiūrėkit individualiai, pagal tą laiką, kada sugalvosit važiuoti. Dabar yra dar kiti variantai, važiuoti per Latviją, bent jau šiuo momentu, kai rašinėjau video, yra 2 veikiantys postai, kurie praleidžia automobilius. Vienas yra ant vadinamos Rygos-Maskvos trasos, kitas yra ant Piterio trasos. Ir yra 2 postai Estijoje, kurie irgi įleidžia į Rusiją. Koks skirtumas tarp, kuo geriau važiuoti, latvišku ar estišku, to prasme, pasieniu. Latvijoje šiuo momentu nėra elektroninių eilių. Todėl Liepos pradžioje, kai mes bandėme važiuoti pirmą kartą į Rusiją, eilės sudarė maždaug 5–7 paras. Tai manau, nieks iš jūsų čia nėra nusiteikę pasienį gyventi, tuo labiau dauguma jūsų kemperių neturit, tai kančia tie pragyventi. Estijoje yra jau civilizuota valstybė, ten jau elektroninė valdžia pažengus gerai į priekį, yra elektroninė eilė. Irgi puslapį atrasit aprašyme, kur reikia eiti ir kur reikia registruotis. Kainuoja eilė 9 eurai,
Tik tai vienas yra niuansas. Mums maždaug tik tai už 3 savaičių buvo, kai mes registravomės laisvą eilę. Kaip jums bus, nežinau, reikia pažiūrėti. Bet yra kitas niuansas. Pasirodo, kai mes atvažiavom pagal elektroninė eilė vėlavo 20 su viršum valandų. Tai jūs kažkur, pavyzdžiui, kaip mes iš Rakiškio, mums tik tai iki sienos 270 km Estijos, tai buvo galima, jeigu būtume žinojai, būtume pasižiūrėjai, ir irgi puslapį, irgi įdėsiu nuorodą, aprašę, kur galima pasižiūrėti, kiek vėluoja eilė. Ir tada galima pagal tai maždaug pataikyti ir atvažiuoti laiku. Atvažiavus su automobiliu, pats visas pravažiavimas, mes apie 5 valandą vakaro įvažiavom į Estijos pasienį, prie elektroninė eilė, ir apie 1 valandą nakties įvažiavom į Rusiją. O dabar apie procedūras. Estai išvis nieko, estai patikrino dokumentų ir daugiau nieko netikrino. Rusijai taip lengvai neišeis. Rusijoje visų pirma bus davaliai detalus mašinos patikrinimas, tai reiškia, reikės iškrauti visus daiktus ir greičiausia jūsų mašina bus siunčiama į rengeną. Bent jau aš važinėjau su kemperiu, tai man yra normalu, kad kiekvieną kartą mane siunčia mašiną į rengeną. Iškrauni iš mašinos visus daiktus, paprastai paprašius tašes nunešti dar ant rengeno, praleisti per tokį rengeną kaip aerouostuose šitoje vietoje, bet irgi tai nieko nėra, tik kad reikia tašes pasitusyti. Mes porą kuprinių nunešėm, daiktai sukrauti dėžės kemperio, kažkaip dėl to, kad viskas matosi, į rengeną neš nesiūlė. Nuvažiavom į rengeną, rengenas patikrino, susikrovėm daiktus ir iš esmės muitinės procedūros paprastos. Dabar su pasieniečių procedūrom gali būti niuansų. Kaip gali būti niuansų? Jeigu turi smegenų protingas žmogus ir nemakinat kitų žmonių gyventi, tai niuansų bus, aišku, jų ir nebus. Nes greičiausia, kai pasus paduosit pasieniečiui, jis pažiūrės, kad jūs ne Rusijos pilietis, pasą paims ir sakys, eikit į tą vietą, į ten yra kambariukas ir laukit, kol jums pakvies. Greičiausia, pakliūsit į asmeninį pokalbį su pasieniečių pareigūnu. Ten nieko nereikia bijoti, jie, aišku, paprašys, kad jūs duotumėt savo telefono aparatą, kad jiem atrakintumėt. Dar anketą reikės prieš tai pildyti anketą. Man ten atrodo, gerai nepaimenu, bet ten yra toks klausimas. Ten apie Krymą klausimo nėra, ne. Čia, man atrodo, rusam, kai važiuodavo į Lietuvą, būdavo tas klausimas. Biški sumaišiau. Taip pat tenai, to anketoje nieko tokio ypatingo nėra. Tenai, reikės savo telefono imėjų. Parašyti tą anketą, ten vardą, pavardę, kur važiuoji, kokie tikslai, tokie elementarus apklausimas. Ir po to pokalbio metu pareigūnas, aišku, tikrins jūsų telefoną, pažiūrės tikriausia kontaktus, greičiausia pažiūrės socialinius tinklus. Bent jau anksčiau, kai tikrindavo ukrainiečius, tai ten jie netgi pažiūrėdavo ir pranešimų turinį. Kiek man pasakojo ukrainiečiai, su kuriais aš pernai tokiam pačiam atstojnikė sėdėjau ir laukiam patikrinimų rezultatų. Pakalbot su pareigūnu, kas ten dar, mes nieko, einat į kambariuką, į kolidorių ir laukit pareigūno sprendimo. Kiek mes ten buvom kelias valandas, kokie žmonių, gal pas mus buvo 15 ar 10, daug, nei vienam nebuvo uždrausta vykti į Rusiją. Aišku, jeigu pas jums bus telefono dikliukas, Ukrainos vėliava, jeigu pas jums ant ekrano bus parašyta karablį, eikit tenai, tai bijau, kad jūs į Rusiją neįleisit. Yra logiška, kad ta prasme, Rusai leidžia tik tai kažkiek adekvačių žmonės. Šiaip kažkokių tai specialių klausimų, ten vienokių ir kitokių, jie nieko neužduoda, šitoje tai galit nieko nebijoti. Bet jeigu aš gerai suprantu, tai rusų pasienio tarnyba priklauso FSB. Kas FSB yra, turbūt jūs žinot. Bet čia vieša paslaptis, ten niekam nėra paslapties. Ir automatiškai viskas, gaunat pasą, prateinat muitinės kontrolę ir iš esmės važiuojat į Rusiją. Dabar bus kitas klausimas. Ar Rusijoje saugu? Ar Rusijoje nežudo lietuvių? Ir kaip Rusijoje su lietuviška mašina? O dabar turit matyti, kaip atrodo mano mašina. Aš važiuoju su kemperiu. Matot, iš vienos pusės parašyta Lietuva, netgi rusiškai parašyta. Iš vienos pusės parašyta Lietuva, iš kitos pusės parašyta Lietuva. Lietuvos vėliava didžiausiam dydžio, prieki irgi visokiausių vėliavų. Netgi yra ukrainiečių vėliava ant mano kapoto.
ir tai man nesukelia jokio sunkumo įvažiuoti į Rusiją. Įdomu, kaip bus, jeigu sugalvosiu važiuoti į Ukrainą, pas man ten yra ir Rusijos vėliava, tai vat, bijau, kad į Ukrainą važiuojant, man tas dalykas sunkumų gali sukelti. Kiek aš pravažiavęs, tai tu čia tik tai Maskvoj, mes dabar pravažiavom iš Estijos, Pskovas, Piteris, Maskva ir dabar tai toliau grįždinėsim į Lietuvą. Pernį metą esu šituo kemperiu, taip pat apklijuotu, pravažiavau iš Gruzijos per Vladikavkazą. Pervažiavau, netgi turėjau būti Rostove, kai vyko tie įvykiai. Pernai metais su Prigožinu negalėjau įvažiuoti, kad suprastumėt, kokiu metu aš važiavau per Rusiją ir kokios buvau regionuose. Ir šitoje vietoje iš esmės nebuvo jokių problemų. Atvažiavau iki Maskvos, čia Maskvą kažkiek dienų pasitūsinau ir išvažiavau Lietuvon. Specialiai, kad kažkie tai kelių policininkai kažką stabdytų, kažką ieškotų, ten priskabinėtų. Kiek aš važinėjau per Rusiją, tokių dalykų nesumatęs, labiau, kad matot mano mašiną kaip atrodo ir pagal mano vairavimo stilių, realiai prie manęs prisikabinti ir su pagrindu yra visada. Nes aš vairuoju, tam, kas mane asmeniškai pažįsta, žino mano vairavimo stilių. Svarbi informacija vairuotojams. Iš principo, Rusijoje yra privalomas civilinės atsakomybės draudimas. Iki šiol aš visą laiką draudžiausi tuo draudimu, paskutinį kartą, kai važiavau, rugpjūčio mėnesį, kažkaip patingėjau apsidrausti ir nesidraudžiau. Apvažiavau 3000 km, Piteris, Maskva, Lietuva. Vieną kartą buvo sustabdę, jau už Maskvos važiuojant į Lietuvą, bet aš važinėjau su kemperiu mano mašiną kaip krovininis. Jie galvoja, kad vežu krovinį, kaip suprant, Rusijoje kroviniai automobiliai padidintas yra tik, ta prasme, dėmesys. Padaviau dokumentus, pamatė, kad pas man yra tai kemperis ir sakė, važiuok tu čia. Ir čia viskas buvo su lietuviškais dokumentais ir be draudimo. Taip, kad jūsų pačių sprendimai, drausitės ar ne, nedraudimas yra privalomas, kaip būtų galima apsidrausti. Tai įvažiavus į Rusiją turėtų būti arba vagonėliai stovėti, arba degalinėse paprastai būna, kur galima apsidrausti. Paskutinį kartą, kai aš draudžiausi pernai važiuodamas per Vladikavkazą, tai aš nuo pasienio dar davažiavau iki Vladikavkazo, Jandekso žemėlapių pagalba susiradau draudimo kompaniją, nuvėjau ir apsidraudžiau. Taip pat patys spręskit, ar draustės ar ne, bet tai yra privaloma Rusijoje. Taip, šitoje vietoje nėra jokių problemų vykti. Dabar dėl laikotarpio. Vizą bent jau mes gavom 2 mėnesių laikotarpio, vienkartinę su 16 dienų kalidorium. Tai reiškia, galite vieną kartą įvažiuoti į Rusiją ir prabūti 16 dienų. Kažkokių tai specialių, kaip anksčiau, registracijų šito vietoje nieko nėra. Atvažiuoji ir būni. Baigėsi vizą arba anksčiau laiko, sėdi ir grįžti. Iš esmės nieko nėra baisaus. Kažkas, ne, aš negaliu čia važiuoti, man čia visokios baimės, čia bijau. Tai tam dalykui pas mane yra projektas Norai pildosi. Irgi aprašyme rasit nuorodą į video, kur aš šneku apie baimės, kodėl mes baimių turim ir kaip tu baimės atsikratyti. Tai jeigu jūs, disklaimas, jeigu jūs tikrai bijot važiuoti į Rusiją, tai pirmoj vietoj einat į Norai pildosi, į baimių video, kur rasit nuorodą ir įsprendžiat savo problemas su baimėm. Nes pastovus mano kanalo žiūrovai žino, mes gyvenime turim to, ko mes bijom. Jeigu baimių neišimsit, tai galite visokios savo gimarojus gyvenime didesnio ar mažesnio pritraukti. Bet čia jau kito kanalo tematika. Taip pat, mielieji, kas norit, instrukciją gavot. Jeigu kažkur dar kyla klausimų kažko, tai dabar čia ekspromtu ne viską suvardinau. Rašom komentaruose, aš atsakysiu ir jeigu domina kažkokios kitos šalys, kaip jas pakliūti, kažkaip Baltarusija, kažkokios kitos Afrikos šalys ar dar kitos šalys, nes pas man įtariu kažkur tai bus jau 100+ aplankytų šalių, taip pat patirties turiu įvažiuoti ir išvažiuoti iš įvairių šalių. O šiaip tai keliaukit, kol dar galit. Pasaulio globalaus nebedaug liko. Duok Dieve dar 2-3 metai, kada mes galėsim keliauti taip lengvai, kaip dabar. Aišku, ne taip lengvai, kaip iki Karnabėse, dabar kainuoja biškai brangiau, bet iš principo keliauti galima ir kam patinka keliauti, kas kažkur norit nukeliauti, pirmin. Mes irgi važiuojam toliau. Iki.